Sveiki atvykę į šį vaizdo įrašą, kuriame paaiškinami pagrindiniai Rebuild Public Sector programos aspektai. Šį pristatymą parengė ir pristato mano kolega Ivanas Znhetaras. Ivanas yra ECC Ukrainos vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už Ukrainos atstatymą ECC Ukraina. Jis paaiškins, ką apima ši programa ir kokia jos apimtis, kuri kasdien vis didėja. Jis taip pat apibūdins kai kurios jau įgyvendintus projektus ir pristatys programos dalyvius. Finansavimas be abejo yra pagrindinis visų rūpestis. Ivanas išvardins pagrindinius donorų ir finansinės institucijas, kurios teikia finansinę paramą. Pamatysite, kad remiančios šalys yra paskyrusios konkrečias geografinės sritis atstatymui. Jos bendradarbiauja su vietos valdžios institucijomis, kad užtikrintų, jog projektai atitiktų vietos gyventojų poreikius. Tačiau tai neriboja projektų tik tų šalių įmonėms. Projektai skiriami tai įmoniai, kuri pateikia geriausią pasiūlymą nepriklausomai nuo jos registracijos šalies. Na, o dabar užteks apie mane. Leiskite dabar perduoti žodį Ivanui, kuris tikrai yra šios srities ekspertas. Gerbiami partneriai, draugai, kolegos, šiandien Ukraina yra didžiulių galimybių šalis, kuri nepaisant to, kad pastarosius kelerius metus yra sunkaus karo būsenoje, vis tiek atsinaujina. Didžiulis skaičius verslų, tiek vietinių Ukrainos, tiek pasaulinių, jau pradėjo veiklą Ukrainoje. Jie iš tikrųjų yra sėkmingi. Kiekvieną dieną rengiame daugybę susitikimų tiek su vietos Ukrainos verslu, kuris nepaisant šių sunkių laikų, sparčiai vystosi ir plečiasi už mūsų šalies ribų, tiek su tarptautiniu verslu. Turime daugybę pokalbių tiek su didžiulėmis Europos investicinėmis kompanijomis, tiek su privačiais verslais iš Amerikos, Afrikos ir taip pat Pietų Azijos. Visi šie verslai aiškiai supranta, kad mūsų šalyje yra didžiulė galimybė investuoti savo lėšas jau dabar ir padauginti jas kelis kartus. Kaip ECC, dedame visas pastangas stiprinti šiuos ryšius, kurie jungia mūsų šalies galimybės su viso pasaulio perspektyvomis. Taigi, kaip viceprezidentas, kaip ECC Ukrainos vyresnysis viceprezidentas rekonstrukcijos klausimais, esu pasirengęs bendradarbiauti su visų pasauliu, pasinaudojant visomis galimybėmis šiems ryšiams užmegzti. Būčiau labai dėkingas ir laimingas, jei atkreiptumėte dėmesį į šias galimybės ir atliktumėte pirmosius mokėjimus jau dabar, nelaukdami karo pabaigos, o veikdami jau šiandien. Ši investicija pagerins jūsų perspektyvas ateityje. Šlovė Ukrainai. Šioje vaizdo prezentacijoje norėčiau jums parodyti, kad atstatymo programa jau vykdoma. Užsienio įmonėms yra daug galimybių dalyvauti. Šios galimybės yra ne tik trumpalaikės, bet ir ilgalaikės. Taip pat tikiuosi, kad jei pamatysite galimybių savo įmoniai, apsvarstysite galimybę susisiekti su ECC Ukraina. Mes esame čia tam, kad padėtume jums dalyvauti atstatymo Ukrainos programoje abipusiai naudai. Bet kokiu atveju leiskite pradėti pristatymą, visų pirma paaiškindamas, kodėl mes atstatome net ir karo metu. Atstatymo Ukrainos programa buvo sukurta tam, kad atkurtų šalį po Rusijos invazijos. Tačiau iš tikrųjų atstatymas vyksta net ir tęsiantis karui. Kai namai ir svarbi infrastruktūra yra sunaikinami, žmonės negali laukti, kol kovos baigsis, kad turėtų pastogę, šilumą ir elektrą. Todėl pagrindinis dėmesys iš karto skiriamas svarbiausioms sritims – infrastruktūrai, energetikai ir būstui. Tačiau atstatymas nėra tik prarasto atkūrimas. Tai statymas protingiau, tvirčiau ir tvariau ateičiai. Rusijos agresijos padaryta žala yra stulbinamo masto ir atstatymo Ukrainos programa atspindi tai nemažiau ambicingomis pastangomis atkurti ir atnaujinti šalį. Kitoje skaidrėje trumpai apžvelgsime dabartinius žalos, kurią reikia atlyginti, vertinimus. Ir ši suma nuolat auga, nes Rusija tęsia savo agresiją. Ukrainos atstatymo kaina yra stulbinanti ir vis didėja. Šiuo metu oficialus vertinimas siekia 486 milijardus $USD per artimiausią dešimtmetį. Tai yra daugiau nei 411 milijardų $USD prieš metus, šuolis 10%.
Premjeras Denisas Šmyhalis tai pavadino didžiausiu atstatymo projektu nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, o nuostoliai jau siekia $100 milijardų. Kadangi karas vis dar tęsiasi, šie skaičiai tik augs, nes bus įvertinta daugiau žalos ir plėsis atstatymo planai. Šie skaičiai yra tokie dideli, nuo ko iš viso prasideda planavimas. Pažiūrėsime, kas iš tikrųjų yra daroma. Programa Atstatyti Ukrainą tai ne tik planas, tai jau vyksta. Atstatymo projektai pradedami ir užbaigiami visoje šalyje. Nuo 2024 metų finansavimas buvo skirtas 151 projektui tokiose srityse kaip Vinycia, Dnipro, Kijevas, Mykolajivas, Odesa, Šarkivas ir daugelį kitų. Tai nėra tik skaičiai. Jie reiškia realų poveikį. Mokyklos, ligoninės, būstas, šildymo ir vandens sistemos atstatomos ten, kur jų labiausiai reikia ir pažanga yra matoma. Vien tik 2024 metais Ukraina jau atstatė vandens valymo įrenginį Bučioje, 2 mokyklas Vinycios regione, vaikų infekcinių ligų skyrių Žytomyre ir naują nuotekų sistemą Žemyčilnoje. Tai įrodo, kad programa Atstatykime Ukrainą nėra tik popieriuje. Ji jau dabar duoda realių rezultatų. Šiuo metu, manau, naudinga pamatyti, kaip ši programa įgyvendinama ir kaip valdomi projektai. Programa Atstatykime Ukrainą sukurta taip, kad dirbtų tiesiogiai su vietos valdžios institucijomis, tais, kurie yra vietoje ir vadovauja savo bendruomenių atstatymui. Vietos valdžios institucijos, kaimų, miestelių ir miestų tarybos gali kreiptis dėl finansavimo, kad atkurtų svarbiausią infrastruktūrą. Procesas supaprastintas naudojant elektroninę DREAM platformą. Bendruomenės gali pateikti projektų pasiūlymus vos keliais paspaudimais, o sistema automatizuoja atrankos procesą. Ji taip pat realių laikų pateikia informaciją apie galimus finansavimo šaltinius, todėl vietos valdžiai lengviau orientuotis procese ir gauti reikiamą paramą. Tačiau dėl saugumo sumetimų projektai negali būti pradėti laikinai okupuotose teritorijose ar aktyvių karo veiksmų zonose. Paraiškos priimamos tik iš Ukrainos kontroliuojamų regionų, kur atstatymo darbus galima vykdyti saugiai. Taip pat yra pagrindiniai reikalavimai. Bendruomenės turi prisidėti prie projekto dalinio finansavimo, paprastai apie 20–23%, ir atitikti tokius kriterijus kaip tinkama projektinė dokumentacija bei užtikrinti, kad po atstatymo galės prižiūrėti objektą. Trumpai tariant, programa skirta ne tik atstatymui, ji suteikia bendruomenėms galimybę pačioms imtis atsakomybės už savo atsigavimą, suteikiant reikiamą paramą ir išteklius, kad tai įvyktų. Manau, būtų naudinga peržvelgti keletą tikrų projektų pavyzdžių. Ką pasiekė Rebuild Ukraine iniciatyva? Programa Rebuild Ukraine daro realią pažangą. Jau vykdomi įvairūs projektai, atkuriantys būstus, mokyklas, ligoninės ir gyvybiškai svarbę infrastruktūrą visoje šalyje. Švietimas yra prioritetas. Vinikos srityje pastatytos 2 modernios mokyklos, suteikiančios vaikams saugią ir patogią vietą tęsti mokslus. Taip pat atkuriamos medicinos įstaigos. Žytomyro regione esančios ligoninės vaikų infekcinių ligų skyrius vėl veikia, pagerindamas prieigą prie gyvybiškai svarbios sveikatos priežiūros. Švarus vanduo ir sanitarija yra būtini kasdieniam gyvenimui. Bučioje pradėjo veikti naujas vandens valymo įrenginys, o Žmerinkoje, Vinikos regione, nutiesta 2,64 km slėginė nuotekų sistema, užtikrinanti patikimą vandens tiekimą ir sanitariją 10 000 žmonių. Ir tuo darbas nesibaigia. Programa finansuoja socialinį būstą šalies viduje perkeltiems asmenims, modernizuoja ligonines, apšiltina ir remontuoja mokyklas bei darželius, atkuria šildymo ir elektros tinklus. Šie projektai tai ne tik statybos. Jie skirti atkurti gyvenimus ir užtikrinti, kad bendruomenės turėtų būtiniausias paslaugas, reikalingas atsigauti ir klestėti. Ukrainos atstatymas – milžiniškas uždavinys, kurio nebūtų įmanoma įgyvendinti be tarptautinės paramos. Daugelis pasaulinių partnerių imasi veiksmų ir padeda finansuoti atstatymą nuo vyriausybių iki finansinių institucijų ir privačių rėmėjų. Kitoje skaidrėje apžvelgsime, kas yra šie draugai ir kuo jie prisideda. Štai keletas mūsų draugų sąrašas. Europos Sąjunga yra viena didžiausių rėmėjų. Nuo plataus masto invazijos pradžios ES ir jos valstybės narės suteikė apie 50 milijardų eurų paramos, įskaitant makrofinansinę pagalbą, humanitarinę paramą ir atsigavimo fondus.
Ir šis įsipareigojimas tęsiasi. ES sukūrė specialų Ukrainos fondą 2024-2027 metams, kuriam skirta iki 50 milijardų eurų, skirtų būtent Ukrainos atstatymui ir modernizavimui. Jungtinės valstijos taip pat yra svarbus partneris ir tikimės, kad taip bus ir toliau. JAV vyriausybė jau skyrė 1,4 milijardo dolerių atstatymo projektams, taip pat suteikė paskolų garantijas per Pasaulio banką. Šios lėšos skiriamas svarbiausiai infrastruktūrai, energetikai, transportui, išminavimui ir būstui, užtikrinant, kad Ukraina galėtų toliau funkcionuoti nepaisant niokojimo. JAV taip pat bendradarbiauja su sąjungininkais, siekdama išplėsti vadinamąjį Maršalo planą Ukrainai, kad dar labiau remtų atstatymą. Europos investicijų bankas, finansinis ES padalinys, teikia ilgalaikės paskolas su mažomis palūkanomis pagal ES garantijas. Programa Ukrainos atkūrimas iš tikrųjų prasidėjo dar 2020 metais, kai EIB suteikė pradinę 340 milijonų eurų paskolą. Nuo to laiko daugiau nei 200 milijonų eurų papildomų lėšų buvo skirta 151 bendruomenės projektui, įskaitant mokyklas, ligonines ir būstą. Dar 55 milijonai eurų buvo patvirtinti socialiniai infrastruktūrai 2024 metų pabaigoje. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas daugiausia dėmesio skiria ekonomikos atsigavimui, privataus sektoriaus augimui ir infrastruktūrai. Nuo 2022 metų jis mobilizavo daugiau nei 3 milijardus eurų investicijų Ukrainai, o artimiausiais metais planuojama dar daugiau. Tai didžiausias institucinės investicijos teikėjas Ukrainoje, finansuojantis tokius projektus kaip geležinkelių atstatymas, energetikos plėtra ir verslo rėmimas, siekiant ilgalaikio ekonominio stabilumo. Pasaulio bankas atlieka itin svarbų vaidmenį koordinuojant tarptautinės atkūrimo lėšas. Jis vadovavo žalos vertinimams ir bendradarbiauja su Ukraina bei ES nustatant prioritetus. Per įvairius savo fondus jis jau suteikė kelis milijardus dolerių skubios pagalbos, įskaitant 1,75 milijardo dolerių paskelbtų 2023 metų, birželį skirto energetikai, transportui, būstui ir socialinėms paslaugoms. Ir tuo viskas nesibaigė. G7 šalys ir kiti pasauliniai partneriai, įskaitant Kanadą, Japoniją, Jungtinę karalystę, Švediją ir Šveicariją, taip pat prisideda. Jungtinė karalystė suteikia 3 milijardų dolerių paskolų garantijas. Japonija finansuoja sveikatos priežiūrą ir išminavimą, o Kanada įsteigė specialią sąskaitą skirtą konfiskuotam Rusijos turtui pervesti į Ukrainą. Net labdaros iniciatyvos daro įtaką. Platforma United 24 surinko $100 milijonų aukų iš žmonių visame pasaulyje, įrodydama, kad Ukrainos atstatymas iš tiesų yra pasaulinės pastangos. Iki šiol šios bendros pastangos padėjo sukaupti pirmosius 110 milijardų hryvnių atstatymui, o vien 2023 metais Ukraina gavo apie 17 milijardų dolerių prioritetiniams atstatymo projektams. Tai precedento neturintis bendradarbiavimas. Vyriausybės, finansinės institucijos ir privatus rėmėjai visi kartu dirba tam, kad padėtų Ukrainai pakilti iš griuvėsių ir sukurti stipresnę, atsparesnę ateitį. Tačiau tai ne tik apie pinigus. Sėkmingas atstatymas nėra vien tik finansavimas. Tai taip pat apie kliūčių šalinimą, kurios galėtų sulėtinti procesą. Štai kodėl Ukraina ėmėsi svarbių žingsnių, kad užtikrintų sklandžius finansinius sandorius atstatymo projektams. Kad dar kartą pabrėžtume, kokia plati yra mūsų tarptautinė parama, kitoje skaidrėje bus parodytos šalys, kurios įsipareigojo remti Ukrainos atstatymą. Šviesiai mėlyna spalva šiame žemėlapyje pažymėtos sritys, kurios buvo pripažintos labiausiai reikalingomis paramos. Siekiant užtikrinti koordinuotą požiūrį į infrastruktūros projektus, šioms šalims buvo paskirtos konkrečios sritys. Tai leidžia užsienio rėmėjams tiesiogiai koordinuoti veiksmus su vietos valdžios institucijomis. Kaip tiksliai tai veikia, pamatysite peržiūrėję vaizdo įrašą, kuriame paaiškinama, kaip veikia DREAM platforma. Tačiau reikia pasakyti, kad pagal Ukrainos viešųjų pirkimų taisyklės projektai yra atviri visiems, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies. Palauksiu kelias sekundės prieš pereidamas prie kitos skaidrės, kad turėtumėte laiko pasižiūrėti, kurios šalys kurioms sritims buvo paskirtos. Viena didžiausių problemų anksčiau buvo valiutos apribojimai, ypač kai reikėdavo atsiskaityti su užsienio rangovais.
Tačiau nuo 2024 metų gegužės Ukrainos nacionalinis bankas panaikino visus valiutos apribojimus importuojant darbus ir paslaugas. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad Ukrainos įmonės ir organizacijos vadovaujančios atstatymo darbams dabar gali laisvai atsiskaityti su užsienio rangovais doleriais, eurais ar kitomis valiutomis be specialių leidimų. Anksčiau laikini apribojimai tarptautinius mokėjimus darė sudėtingesnius. Tačiau šios taisyklės įvestos prasidėjus plataus masto invazijai, dabar panaikintos siekiant užtikrinti finansinį lankstumą atstatymo darbams. Trumpai tariant, atsiskaitimai pagal tarptautinės sutartis dabar gali būti vykdomi tiesiogiai užsienio valiuta, pašalinant pagrindinę kliūtį ir žymiai palengvinant užsienio įmonių bei tiekėjų dalyvavimą Ukrainos atstatyme. Tai yra itin svarbus žingsnis į priekį, užtikrinantis, kad biurokratija netrukdytų Ukrainos atstatymui. Taip pat labai svarbu užtikrinti visišką skaidrumą skiriant sutartis. Todėl Ukrainos vyriausybė reikalauja naudotis Judrem ir Prozoro platformomis. Pradžioje šios prezentacijos minėjau Drem, o apie Prozoro išgirsite šiek tiek vėliau. Pakanka pasakyti, kad šiomis dviem platformomis gali naudotis bet kas, bet kuriuo metu, norėdamas pamatyti, kokie projektai yra siūlomi, kas juos siūlo ir už kokią kainą. Taip pat matoma, kas laimi bet kurią sutartį. Konkursai yra atviri tiek Ukrainos, tiek užsienio įmonėms, o konkursų procesas ir vertinimai visiems yra vienodi. Korupcijai beveik nelieka vietos, jei išvis jos lieka. Šių skaitmeninių platformų naudojimas taip pat prisideda prie bendros Ukrainos ekonomikos ir visuomenės skaitmenizacijos, pašalina prekybos barjerus, gerina procedūras tiek verslui, tiek gyventojams. Ukrainos atstatymas nėra tik trumpalaikė pastanga. Tai daugelį metų truksantis didelio masto procesas, kuriam vis labiau auga tarptautinis palaikymas. Pasak Pasaulio banko, šiuo metu atstatymo sąnaudos siekiančios beveik 500 milijardų JAV dolerių greičiausiai užtruks bent 10 metį. Tai reiškia, kad kiekvienais metais Ukrainai reikės didelių investicijų. Vien tik 2024 metais prioritetiniams projektams reikėjo apie 14–15 milijardų JAV dolerių ir ši suma gali toliau augti priklausomai nuo karo eigos ir sunaikinimo masto. Tarptautinis koordinavimas, vieningas pastangų sutelkimas. Siekiant užtikrinti, kad atstatymas būtų gerai organizuotas ir veiksmingas, pasauliniai donorai sukūrė specialų koordinavimo mechanizmą, žinoma kaip finansinis Ramšteinas, oficialiai vadinama daugiainstitucinė donorų koordinavimo platforma. Šios iniciatyvos dėka vyriausybės ir finansinės institucijos bendradarbiauja, kad efektyviai nukreiptų lėšas ir išteklius. Didžiosiose tarptautinėse konferencijose, tokiose kaip Lugano 2022, Londonas 2023, Berlynas 2024 ir Roma 2025, partnerių šalys susitarė dėl finansinių įsipareigojimų ir būtinų reformų, kurios skatintų Ukrainos atsigavimą. Viena iš pagrindinių gairių yra atkurti geriau nei buvo. Tai reiškia, kad atstatymas nėra tik prarasto atkūrimas, bet ir Ukrainos modernizavimas. Statomi energiškai efektyvūs būstai, plečiama žalioji energetika ir vystoma skaitmeninė infrastruktūra. Iš tiesų, Europos komisija jau derina Ukrainos atstatymo pastangas su savo ES narystės siekio veiksmų planu. Finansinė perspektyva. Iš kur bus gautos lėšos? Vienas didžiausių iššūkių yra užtikrinti reikiamus išteklius. Ukrainos vyriausybė aktyviai siekia, kad būtų panaudotos konfiskuotos rusiškos lėšos, daugiau nei 300 milijardų JAV dolerių įšaldytų vakarų jurisdikcijose. Jei šios lėšos būtų atrakintos, jos galėtų atlikti lemiamą vaidmenį atstatymo procese. Tuo pačiu metu Ukraina kuria palankės sąlygas privačioms investicijoms, siūlo garantijas nuo karinių rizikų, investicijų draudimą ir viešojo bei privataus sektoriaus partnerystės galimybės. Nors vyriausybės ir donorų lėšos yra labai svarbios, ilgalaikiai sėkmei reikės reikšmingų verslo investicijų, kad būtų atstatytos pramonės šakos, žemės ūkis ir technologijų sektorius. Tai didžiausias rekonstrukcijos projektas Europoje per kelis dešimtmečius. Plačiai sutariama tarptautiniu mastu, kad Ukrainos atsigavimas bus didžiausias rekonstrukcijos projektas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Finansiniai įsipareigojimai jau yra planuojami artimiausiems metams. ES 50 milijardų eurų vertės Ukrainos fondas užtikrins finansavimą iki 2027 metų, o G7 šalys rengia papildomas daugiamilijardinės pagalbos paketus.
Tuo tarpu plėtros bankai toliau plečia savo paskolų portfelius, kad paremtų šias pastangas. Vyriausybės vertinimų rekonstrukcijos pikas bus pasiektas pirmaisiais metais po karo, kai ištekliai bus sutelkti į masinį būsto, infrastruktūros ir pramonės atstatymą. Ilgainiui dėmesys persikels nuo skubių remonto darbų prie ilgalaikės ekonominės modernizacijos, Ukrainos pramonės stiprinimo, integracijos į Europos rinką ir regionų konkurencingumo didinimo. Galiausiai atstatyti Ukrainą tai daugiau nei tik atsigavimas. Tai transformacija. Tikslas yra ne tik atstatyti tai, kas buvo prarasta, bet sukurti stipresnę, atsparesnę ir labiau globaliai integruotą Ukrainą, padedant pamatus klestinčiai ateičiai. Tikimės, kad galėsime jūs įtikinti ne tik dalyvavimo programoje būtinybę, bet ir tuo, kad pamatysite šviesią ekonominę ateitį bendradarbiaudami su Ukraina, o ta ateitis prasideda šiandien. Tai milžiniškas uždavinys, tačiau išvados iš tiesų yra gana paprastos. Atstatykime Ukrainą programa yra ilgalaikė ir norint pasiekti jos tikslus, skirtingos šalys, įmonės ir organizacijos turės dirbti kartu. Programa turi potencialą pakeisti Ukrainą į gerąją pusę, kad iš Rusijos agresijos siaubo gimtų kažkas gero. Būtent todėl šiandien pakvietėme visus čia susirinkti, kad paaiškintume galimybės ir kaip galime bendradarbiauti siekdami šių tikslų. Tikiuosi, kad mums pavyko jūs įtikinti dalyvavimo ir bendradarbiavimo su mumis nauda. Dėkojame, kad žiūrėjote šią vaizdo prezentaciją apie Ukrainos viešojo sektoriaus atstatymo programą. Tikiuosi, kad jums tai buvo įdomu ir naudinga. Jei taip, mums labai padėtumėte, jei paspaustumėte patinka mygtuką ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujienas. Taip pat prašome pasidalinti šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo verslo kontaktais. Būtume tai tikrai dėkingi. Svarbiausia, atminkite, kad ECC Ukraina ir mūsų partneriai yra pasiruošę padėti. Mano vardas Ivanas Sinetaras. Kartu galime sukurti geresnę ateitį. Laukiu jūsų atsakymų. Tuo tarpu grąžinsiu tave Oleksui. Ačiū, Ivanai. Kaip visada, puikus pristatymas. Aiškiai paaiškinote didžiulės galimybės ir apimti užsienio įmonėms, dalyvaujančiams Ukrainos atstatymo programoje dabar ir ilguoju laikotarpiu. Todėl žinutė yra tokia, jei manote, kad jūsų įmonė turi ką pasiūlyti, dabar yra laikas įsitraukti. Jei turite kokių nors rūpesčių ar jums reikia pagalbos, susisiekite su mumis ir tikiuosi jūs pasveikinti kitame mūsų Ukrainos atstatymo virtualiame forume, vykstančiame 2 kartus per metus. Dabar po šios viešojo sektoriaus galimybių įžangos matysite, kad grojaraštyje pateikiama vaizdo įrašų serija, kurioje nagrinėjamos konkrečios temos ir aptariame praktinius įsitraukimo aspektus. Drąsiai žiūrėkite šios vaizdo įrašus iš eilės arba pasirinkite tik tuos, kurie jums įdomiausi. Šiuo metu galiu tik pakartoti Ivano prašymą. Paspauskite patinka mygtuką ir užsiprenumeruokite mūsų kanalą, kad gautumėte naujausią informaciją.